Tai manau, galim pradėti. Aš esu Pija Chmieliauskaitė, aš esu Kauno Jėzuitų gimnazijos IB, tarptautinio bakalaureato programos mokinė ir pristatinėsiu savo darbą, kurį rašiau apie Šilainių sodus, apie jų poveikį vietos bendruomeniai Šilainiuose. Ir mano pagrindinis darbo klausimas buvo čia parašytas priekyje: to what extent do Šilainiai urban gardens contribute to the creation of sustainable urban system in Kaunas, Lithuania. Dar galiu paminėti, kad skaidrės bus angliškai, kadangi pats darbas yra angliškas, kadangi IB programa vyksta anglų kalba, bet bandysiu pristatinėti lietuviškai. Tai va. Oi. Tai nežinau, jei pradėti nuo įvado apie tiesiog geografinis kontekstas šitų sodų, tai jie yra, jų lokacija yra Šilainiuose, Šilainiai yra Kauno rajonas ir Kaunas yra Lietuvos antras daugiausiai žmonių turintis miestas. O Šilainiuose gyvena virš 58 tūkstančių žmonių, kas yra apie 20% Kauno populiacijos. O Šilainių sodai yra 8 forte ir tenai sodininkavimo istorija prasidėjo dar prieš Antrą pasaulinį karą. Tačiau čia biškį data netaip parašyta. Po 82 metų, kai čia atsikėlė daug žmonių gyventi būtent į šitą vietą, tada vėl prasidėjo intensyvesnis sodininkavimas, kadangi žmonės bandė kovoti su maisto nepriteklium ir tai buvo tiesiog būdas gauti daugiau maisto. Ir 2018 metais čia buvo bandymas uždrausti tą sodininkavimą ir būtent tada prasidėjo šitas projektas, kuris dabar bando išsaugoti tą sodininkavimą tenai. Tai mano darbo 3 pagrindinės hipotezės buvo pirmiausia tai, kad turi šie sodai reikšmingą, pozityvų aplinkosauginį poveikį šiai bendruomeniai, kadangi kelia bio įvairovę ir kuria habitats, ir taip pat ir edukuoja žmonės ir labiau populiarina gamtai draugiškas visokias praktikas. Taip pat antra hipotezė buvo tai, kad turi reikšmingą pozityvų socialinį poveikį, kadangi skatina bendruomenę, kultūrą ir būtent tiesiog gerovę pačių sodininkų. Ir trečia hipotezė mano darbo buvo tai, kad socialinis poveikis yra svarbesnis ir didesnis negu aplinkosauginis poveikis. Tai pagrindiniai metodai mano darbo yra, visų pirma, tai apklausa pačių sodininkų, taip pat sistematinės pačios aplinkos stebėsenos, tada taip pat naudojau ir antrinius šaltinius, ir interviu su organizatoriais, ir taip pat su keliais sodininkais. Ir pats metodas buvo padarytas šių metų 24 vasarį per kelias savaitės. Tai pirmiausia, apie pirmą metodą galiu papasakoti apie tų sodininkų apklausą, kuri buvo padaryta iš tiesų ne manęs. Aš pasinaudojau tik tai informaciją, kuri buvo surinkta kito darbo, bet čia galite matyti būtent klausimus, kuriuos aš naudojau ir kaip aš juos naudojau. Tai visų pirma, pirmi 4 klausimai yra apie lytį, apie amžių, apie tai, kur gyvena ir kaip toli gyvena nuo būtent tų sodų, kas pasako apie žmonių, kurie sodininkauja, tiesiog pagrindinės
pagrindinės charakteristikas, taip pat apie tai, kaip dažnai jie lanko šios sodus, kas pasako apie kokią jie, apie tiesiog jų, kokie yra įpročiai lankymo, taip pat kokio tipo sodininkavimą vykdo, taip pat apie jų motivaciją ir dėl ko jie dalyvauja šitame sodininkavime ir galiausiai apie įvairias specifines vertybės, kurias gauna iš šių sodų. Tada antras metodas buvo sisteminiai pačios aplinkos kaip čia pasakyti, observations. Tai buvo vykdomas tiesiog sistemiškai išdėstytos fotografijos pačios vietos, buvo 100 nuotraukų padaryta ir jos yra padarytas viso sodo teritorijoje. Ir jos būtent buvo naudojamos tam, kad sukurti schemą pačio sodo ir parodyti svarbiausius jos charakteristikas. Ir galiausiai paskutiniai du metodai, tai visų pirma apie antrinius šaltinius, tai yra apie šitas būtent naudojamas buvo bioįvairovei įvertinti ir puslapis iNaturalist.org buvo naudojamas, kur žmonės patys užfiksuoja įvairias rūšis. Ir taip pat paskutinis metodas tai yra interviu, kurios buvo padaryti su vienu iš vykdytojų ir dviejais sodininkais, iš kurių vienas buvo tradicinių lysvių sodininkas, kitas pakeltose edukacinėse lysvėse. Tai galima pereiti prie pačių duomenų procesavimo ir jų analizės. Tai visų pirma, prie pirmos hipotezės, prie aplinkosauginio poveikio. Tai pirmiausia, čia matote, kaip buvo įvertinami charakteristikos pačių sodų, buvo suskaičiuoti, kiek yra įvairių aplinkosaugai tinkamų tų veiklų pasiskirstimas. Tai visų pirma, visi kompostai buvo iš viso suskaičiuoti, man atrodo, 9. Taip pat vandens lietaus kolektoriai, taip pat viena vieta, kur buvo džiovinami ore rūbai ir taip pat liktais 5 vietos, kur buvo informaciniai posteriai apie kompostavimą, apie bioįvairovę ir kitus aplinkai draugiškus dalykus. Tai čia buvo sudaryta schema pagrindiniams toms charakteristikams pavaizduoti. Kaip matote, čia yra pagrindiniai komposto vietos matomos, taip pat čia yra pakeltas edukacinės lysvės, vandens surinkimas ir informaciniai posteriai. Galiausiai dar buvo taip panaudota 2 klausimai iš apklausos, tai apie kokius pasitelkia transporto priemonės atvykti į sodus ir apie tai, kokiu būdu nešiojasi produktus būtent į ten ir iš ten. Tai buvo pamatyta, kad dauguma žmonių atvyksta pėsčiom į sodus ir tik tai 6% mašina atvažiuoja, kas parodo, kad naudojamas gamtai draugiški būdai atvykti į sodus ir taip pat, kad didžioji dalis žmonių naudoja pernaudojamus konteinerius ir pakelius atsinešti ir išsinešti produktus į sodus. Tai visa šita informacija buvo susisteminta šitoje lentelėje, kur galite matyti pagrindinius kaip ir tas dalykus, kurie vykdomi susijęs su aplinkos apsauga. Tai matome, kad pagrindiniai tie dalykai tai buvo kompostas, lietaus vandens rinkimas, ore džiovinimas, informaciniai posteriai, taip pat transportas ir
pakavimas, kurie visi buvo matomi šitame sode. Matome, kad yra skirtingas skaičius kiekvieno dalyko. Tai šitas buvo įvertinama taip, kad kompostas yra tikrai svarbus, kadangi yra daug kompostų ir visoje teritorijoje sodų. Tuomet vandens rinkimas buvo tik tai vidutiniškas, kadangi yra tik tai vienoje vietoje soduose ir tik tai 3 rinkimo postai, kas nėra pakankamai visiems sodams. Tada apie ore džiovinimą medžiagų, tai kadangi tai yra tik tai viena lokacija, buvo silpna reikšmė. Tada apie informacinius postus yra įvertinta vidutiniškai, kadangi tai yra tik tai dvi lokacijos, bet ganėtinai daug informacijos. Tuomet tiek transportas, tiek pakavimas įvertinti kaip stipriai svarbus, kadangi dauguma žmonių naudoja tiek gamtai draugišką transportą, tiek gamtai draugišką pakavimą. Tuomet galime pereiti prie galiausiai buvo vertinama bioįvairovė ir čia matome, kad būtent sodų teritorijoje yra žymiai koncentruotiškesnis, labiau koncentruota tų įvairių rūšių stebėjimai, tai galima daryti irgi išvadą, kad tose sodose yra pakelta ir didesnė bioįvairovė negu įprastai aplinkui yra. Tuomet apie socialinį poveikį, tai visų pirma buvo įvertinti interviu, kurie parodo, kad pagrindinis poveikis, kurį mato patys sodininkai, tai yra būtent tas socialinis poveikis ir abu sodininkai sutiko, kad tai yra apie bendruomenę, apie edukaciją, apie rekreaciją ir estetiką. Ir taip pat šiek tiek ir maisto produktus. Tuomet buvo klausima, kokio tipo sodininkavimo užsiema. Ir matome visų pirma, kad yra daugiau negu pusė pradėjo arba vis dar sodininkauja pakeltose edukacinėse lygiuose, kas parodo, kad tas edukacinis aspektas yra tikrai labai reikšmingas. Vien jau faktas, kad yra 29 tos lysvės pakeltos, irgi parodo, kad didelė dalis reikšmės šitų sodų yra būtent ta edukacinė reikšmė. Ir taip pat ir tie edukaciniai, informaciniai posteriai, kurie yra 2 tose lokacijose, parodo, kad edukacija yra didelė dalis šitų sodų ir taip pat viename iš tų informacinių postų matome, kad yra 10 sesijų, kur yra organizuojamas būtent sodininkavimas žmonėms, kurie tik pradeda ir būtent padedama jiems įsivažiuoti į tą sodininkavimą. Tuomet apie būtent charakteristikas žmonių, kurie sodininkauja, tai matome, kad didžioji dalis yra moteris, vyresnio amžiaus ir gyvenantys apartamentuose, o ne privačiuose namuose, kas parodo, kad tai yra žmonės, kurie yra arba pažeidžiami, arba neturėtų kitos galimybės prisidėti prie sodininkavimo, kadangi neturi kiemų savo namuose. Tai parodo, kad šitas socialinis aspektas yra ganėtinai svarbus, kadangi vis tiek būrė šitas bendruomenės. Taip pat faktas, kad didžioji dalis tų sodininkautojų gyvena per 2 kilometrus nuo pačių sodų, parodo, kad įtakos sfera yra labai lokali ir dėl to patys galima daryti išvadą, kad patys sodai irgi yra lokalios bendruomenės
poveikiai skirti. Ir taip pat faktas, kad didžioji dalis tų sodininkų ateina į tuos, per sezono metu ateina į sodus daugiau nei 3 kartus per savaitę, parodo, kad tas socialinis bendruomenės ir laisvalaikio aspektas yra tikrai reikšmingas. Galiausiai čia matome pačių, čia yra trečia hipotezė apie tai, kuris poveikis yra svarbesnis. Tai visų pirma matome, kaip patys sodininkai įvertino kiekvieną iš specifiškų poveikių, tai yra kultūrinį, socialinį, aplinkosauginį, tada maisto kaip ir maisto gavimo, tada rekreacinį ir edukacinį aspektą. Ir tai buvo apibendrinta šitame grafike, kur matome, kad visų pirma, apskritai visos rytis yra vertinamos tikrai pozityviai, kadangi visi vidurkiai yra daugiau negu 3,9 ir didžioji dalis sodininkų įvertino viską tarp 4 ir 5. Tačiau matome, kad vis tiek ta rekreacinis poveikis yra svarbiausias, kadangi jis turi didžiausią vidutinį įvertinimą, o žemiausias vidutinis įvertinimas yra visų pirma tai apie maisto produktus ir prieš paskutinis yra tas aplinkosauginis aspektas. Tai būtent tai parodo, kad tas taip pat pirmi 4 irgi taip pat yra dalykai, kurie buvo įvertinami po socialiniu būtent tuo poveikiu. Tai parodo, kad socialiniai poveikiai tikrai yra visi svarbesni negu būtent tas aplinkosauginis poveikis. Tuomet čia galima matyti pasiskirstimą būtent tų įvertinimų tarp tarp žmonių. Tai matome, kad visi tie reitingavimai yra pozityviai pasislinkę, viskas yra vertinama ganėtinai teigiamai, bet taip pat matome, kad tas aplinkosauginis aspektas yra ganėtinai skirtingas nuo kitų. Čia matote yra geltona linija, kur matome, kad didesnė dalis žmonių įvertino vidutiniškais įvertinimais, o kitus dalykus įvertino kaip tik yra kažkas labai gerai, kažkas labai blogai, bet vidutiniškų įvertinimų nėra. Tai parodo, kad tas aplinkosauginis aspektas yra ganėtinai panašiai vertinamas visur ir ganėtinai dauguma sutinka su tuo, kad jis yra mažesnis negu tas socialinis aspektas. Galiausiai čia yra taip pat matome apie motivaciją, kodėl žmonės sodininkauja čia, kas parodo, kad dažniausia priežastis yra laisvalaikis ir rekreacija, bet šitas taip pat parodo, kad fizinė veikla irgi yra taip pat didelė motivacija, o vėlgi tas maisto aspektas nėra toks reikšmingas faktorius, kadangi tai yra prieš paskutinę mažiausiai atsakymus gavusi motivacija. Tai galime prieiti prie išvadų. Visų pirma, tai kad vis tiek šilainių sodai turi reikšmingą pozityvų poveikį tam tvarumui pačių sodininkų. Visų pirma hipotezė buvo tik tai iš dalies teisinga, kadangi tie sodai turi aplinkosauginį poveikį per bioįvairovę ir per visokias eko practices, kaip kompostavimas, tačiau kitos practices nėra tokios reikšmingos, kadangi jų nėra tiek daug. Antra hipotezė buvo taip pat pasitvirtino, kadangi daugiausia sodininkų yra senesni ir gyvena apartamentuose, kas parodo, kad šitie sodai
būtent suteikia tą rekreacinę galimybę ir tą socialinį aspektą, kurio galbūt kitaip jie neturėtų galimybės gauti. Ir trečia hipotezė taip pat pasitvirtino, kadangi svarbesnis tas poveikis buvo socialinis ir specifiškai rekreacija ir laisvalaikis. Taip pat edukacija yra viena svarbiausių tų poveikių, būtent dėl to, kad yra pakeltos edukacinės lysvės, taip pat ir informaciniai posteriai ir būtent renginiai specifiškai tam sukurti. Tuo tarpu maisto saugumas nebuvo toks svarbus, kadangi taip pasitvirtino ir per interviu, ir per apklausą. Ir aplinkosauginiai poveikiai taip pat nėra patys svarbiausi. Galiausiai galima sutikti, kad Šilainių sodai prideda prie tų tvarių miesto sistemų, tačiau pagrinde per socialinius ryšius, per edukaciją ir per laisvalaikį. Ir taip pat čia galima pamatyti būtent įvertinimą pačio darbo šiek tiek, tai nors ir buvo pasitelktos tam tikros teisingos technikos, tačiau taip pat yra ir limitų, kur šitas darbas dėl nebuvo pilnai viską aprėpę. Tai visų pirma, kadangi buvo naudojamas apklausos, tai yra darbas ganėtinai stipriai buvo paremtas būtent pačių sodininkų duota informacija, kas galėtų būti ganėtinai subjektyvu ir neįvertinti visiškai objektyviai to aspekto, kas būtų galima tai pakeisti, jeigu būtų tos apklausos duodamas ne tik iš pačių sodininkų, bet ir žmonių, kurie gyvena tenai, bet renkasi nedalyvauti sodininkavimo. Taip pat šitas darbas buvo ganėtinai trumpo laikotarpio, dėl to tai buvo ganėtinai limituoti duomenys, kadangi ypač dėl to, kad tai buvo žiema ir jeigu tai būtų padaryta per kelis metus ir per skirtingus sezonus, manau, irgi galėtų būti gaunama didesnė įvairovė informacijos. Taip pat ta bioįvairovės informacija buvo visiškai gaunama visiškai pasitelkiant tik tai vieną tą website ir būtų galima gauti daugiau informacijos, jeigu tai būtume darę kartu galbūt su pačiais sodininkais ir gauti informacijos būtent apie specifinius dalykus, kurie yra auginami tenai ir galbūt netgi identifikuoti kažką, ko nėra tame puslapyje. Ir taip pat ekonominis aspektas nebuvo paliestas ir būtent ta maisto saugumo aspektas nebuvo sistematiškai analizuotas, kadangi nebuvo klausinėjami būtent kiekiai, kiek yra užauginama ir kiek laiko jie gali pakeisti, pavyzdžiui, iš parduotuvės pirktus maisto produktus. Tai va. Čia galite matyti dar mano bibliografiją ir turbūt tiek.